Garsios muzikos ir pagrindinių spalvų žaismo per pirmadienį vykusį Dior mados namų aukštosios mados kolekcijų pristatymą nepakako, norint nukreipti mados pasaulio dėmesį nuo fakto, kad su šiuo renginiu nebesusijęs buvęs mados kūrėjas Džonas Galliano. Jungtinės karalystės mados kūrėjas, kuris iš Dior mados namų kūrybos direktoriaus pareigų buvo atleistas dėl antisemitinių pastabų apie vieną porą Paryžiaus kavinėje, mados pasaulyje gerai žinomas dėl novatoriškų idėjų ir vienijančios mados pristatymų tematikos. Nors pamaina Galliano kol kas neatsirado ant scenos, kur vienu metu buvo pristatytos net 5 kolekcijos, išėjo ilgametė mados dizainerio dešinioji ranka Billas Gatenas. Niekas negali ginčytis, kad mados renginys publikoje abejingų nepaliko, tačiau pristatymo Paryžiaus Rodeno muziejuje žiūrovai pasidalijo į 2 stovyklas. Vieni aikčiojo dėl kolekcijos grožio, o kiti atvirai reiškė nusivylimą, kai prie renginio visiškai neprisidėjo Galliano, esą trūko jo teatrališkumo. Per mados pristatymą, kai podiumų žygiavo ekstravagantiškomis šukuosenomis ir galvos apdangalais papuoštos manekenės, Gatenas ir jo padėjėja Suzana Venegas mados ekspertams pristatė kūrinius, kurių išskirtiniais bruožais tapo kampuotos detalės ir paskutiniojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio spalvotos mados aidai. Kitoje kolekcijoje dominavo žemę šluojančios, sarius priminančios suknelės, masyvūs papuošalai, daugiasluoksnės medžiagos, rožiniai ir samanų spalvos trumpi švarkeliai. Ekspertai teigia, kad ši kolekcija puikiai atspindi rinkos lūkesčius. Vėliau podiumą užkariavo modeliai iš dalies primenantis Galliano mados teatrą. Plazdėjo daugiasluoksnės suknelės, lengvi kaip oras vandenyno žydrumo sijonai. Tačiau ekspertai buvo negailestingi, nors pristatymas ir sulaukė teigiamo įvertinimo nuo Galliano darbų, jis skyrėsi kaip dangus ir žemė.